visiems šilumos, jaukių, šeimyninių akimirkų ir sveikų, ramių, produktyvių metų. Taip pat tą pačią progą noriu padėkoti visiems, kad esate čia su mumis, kad remiate mūsų mokyklą ir lietuvių bendruomenę ir kad visi kartu dirbame lietuvybės labui. Ačiū Jums visiems ir linksmų švenčių. Be ilgų kalbų norėčiau pakviesti kunigą Steponą Žuką pradėti tradicinę maldą. Melskimės. Dėkojame Tau už laisvę, Dieve, kurios dėka mes galime susirinkti ir kartu švęsti Kalėdas, Tavo vienatino Sūnaus gimimą. Pridėdami savo metinę eglutę, mes prašome, kad Tu palaimintum programos dalyvius, muzikantus, dainininkus ir visus, kurie prisidėjo prie šio spektaklio. Lai šis renginys padeda mums labiau įvertinti talentus, kuriuos Tu suteikei mūsų mokiniams. Taip pat ir mokytojams, kurios tuos talentus puoselėja. Mes to prašom naujai gimusio išganytojo vardu. Amen. Vardu Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkui, tėve Steponai. O dabar paprašysiu, kad į sceną, prie scenos, nežinau kaip mes čia dirbsime, ateitų visos mūsų mokytojos. Jas pasveikinti norėtų tėvų komiteto atstovės Audra Vyžonienė ir Vita Auštrienė. Labai dėkoju ne tik joms, bet ir visiems tėveliams, kurie prisidėjo prie šitos šventės ruošimo, paruošė salę, pasirūpino dovanėlėm ir visą kitą. Tai Audra, Vita ir Rasa, padėsite, o mokytojos kviečiu į priekį. Pakviesiu visas kartu, pamatysite, kokį gražų, didelį būrį mokytojų turime. Galite ir iš karto ant scenos, gerai? Tuo pačiu mokytojos ir pradės mūsų kalėdinio koncerto pasirodymą su mūsų daina Sninga Kalėdos. Bet kviečiu visus paploti mokytojus. Aš jas išvardinsiu, o jūs nuo scenos pamojuokit, kad žinotumėt, kieno pavardę sakau, gerai? Lopšelio mokytoja Natalija Tribulauskienė. Darželio mokytoja Ieva Račkutė. Pirmos klasės mokytoja Ramunė Kingė. Antros klasės mokytoja. Atsiprašau, labai stinga vietos, ar ne? Tai reiškia, kad mūsų tik daugėja ir daugėja, vadinasi, ir nebetelpa. Taigi antrosios klasės mokytoja Vilma Giniotienė. Trečios klasės mokytoja Orinta Kalibatienė. Ketvirtos klasės šiais metais neturim, bet užtat turim 2 5 klases. Tai 5 klasės mokytojos Norma Šnipienė, Jurgita Andriukytė, jo šiandien nėra, Renata Vazikienė, Asta Katkevičiūtė, 6-8 klasės lietuvių kalbos mokytoja Auksė Usaitė, istorijos ir tėvynės pažinimo mokytoja Danutė Vileikienė,
mokytojus. Danguolė Senutienė, Rita Lapšienė, Eglė Šležienė, suaugusių mokytoja Irena Šebelienė. Rita, ateikit. Ateikit. Turite. Specialistai mūsų. Mūsų numylėta muzikos mokytoja Simona Lins. Ir linksmiausia etnokultūros žaidimų mokytoja Dana Vainauskienė. Čia dar ne viskas, atsiprašau, kad mūsų tiek daug. Linksmoji bibliotekininkė Sonata Jakubienė. Ir ačiū Dievui, kad turim tokias nuostabias iždininkes. Kristina Kolman ir Asta Gutauskas. Ir galų gale labai norėčiau padėkoti taip pat pavadinčiau mokyklos draugų, jeigu jau taip. Gintarui Sekmokui už visokeriopą pagalbą su nuotraukom, filmavimais ir mokyklos svetainės palaikymu. Būčiau beveik jau pamiršus. Turim 5 pagalbininkus. Ramutė Valandienė. Pagalbininkai, išeikite į priekį pasimokyti. Audrius Šemega. Aidas Jakubėnas, Andrius Markevičius ir Veronika Gumbaitė. Vaikai, ar norit išgirsti mokytojas dainuojant? Norit? Pasakyti, pasiruošti? Gerai. Tai laikas užgesinti šviesas. Labai greitai ateiti ant scenos. Na ir
mūsų mažieji atliks. Vadinasi, Kiškis ir meška. La 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 la. Dar kartą. La 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 la. Ploja, ploja, tai meška. Kiškis striksi, va taip va. Ploja, ploja, taip meška. Visi pabandom. Kiškis striksi, va taip va. Visi kaip kiškis striksi. Striksi, va taip va. Ir dabar per kalėdas, per kalėdas, per kalėdas visi dainuoja. Per kalėdas, per kalėdas visi dainuoja. O kaip dainuoja? La 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 la. La 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 la. Vaikai garsiai pakartoja, bet ne taip garsiai. O kaip darytų, kaip dainuotų bitutė? La 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 la. Vaikai, pakartosit? O kaip pakartotų meška? La 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 la. Pakartosit? Na, o dabar su mažiausiais mes mokomės ne tik dainuoti ir mėgdžioti meškas, ir muses, ir bites, bet mes mokomės ir šokti. Dabar mes susitarėm, kad tik vaikai dainuoja. Tai reiškia, mokytojai nedainuoja ir mes turim klausyti vaikučių.
dvi dainas. Pirmoji daina vadinasi Grizlis ir lapė. Ir antroji daina vadinasi Džiaugsmingų šventų kalėdų. Ir dabar norėčiau pakviesti, mes turime bass player. Where is our bass player? Noriu pakviesti, kas groja bosinė gitara, taip pat prisijungti. Šaunuoliai vaikai, ir dabar vaikai atliks Džiaugsmingų šventų kalėdų. Labai gerai. Nusilenkimą, ar ne? Nusilenkiam, squeeze-out, yeah! Ir tada greitai su mokytojų pagalba ateina 5 klasės, 5A, 5B. Šitą dainą, kurią atliksime dabar, vadinasi tai, ko mums reikia. Ir jinai kalba apie tas vertybes, kurias mums reikia išmokti, kai mes augame, kas iš tiesų yra tikrosios vertybės per kalėdas. Ne kalėdų eglutė ir ne kalėdų senelės, o dalykai, kuriuos turime aplinkui. Ir jeigu pastebėjote, mes taip pat stengiamės, kad akomponuotų ne tik tai aš, bet patys vaikai. Ir jie inkorporuotų savo talentus, savo instrumentus. Ir kad ir būkite atlaidus, kad ir neskamba tai visiškai perfect, bet ir pilnas indėlis, jie stengiasi ir jie labai daug praktikavusi. Tai dar paplojam visiems.
kurie nebijos prieiti prie mikrofono. Na, o dabar kviečiu šeštokus, aštuntokus ir gimnazistus ant scenos, jūs vyriausi. Mes pradėsime nuo dainos, kuri vadinasi Kalėdų naktį tylia ir tai yra meilės daina. Ir kadangi šie vaikai yra patys vyriausi mokykloje, mes nusprendėm tai padaryti kaip meilės dainą. Tai berniukai pradeda solo be mergaičių pagalbos. Berniukų solo ir mergaitės įklaus kaip gulbės. 1, 2, 3, 4.
vyresniais. Suaugusiųjų klasė. Ar ne? Tai kviečiame Irenos Šebetos klasę.
Kaip jūs jaučiatės, ar nešalta jums? O, nelabai. Ateinu iš daug šaltesnių vietų. Supratau, tai gal mes pavargot, senelį, gal jums prisės? Gal gerai būtų. Labai gerai. Mes jau pasakysim mikrofoną, kad mes galėtume jūs girdėti. Nu, vaikučius, tai gal tada ant žemės nuleiskime, ar ne? Vos girdėjau. Tai gal galėtų muzikos mokytoja dar vieną tokį posmelį sugiedotų vaikais. Ačiū. Tai pirmą laimingą dovaną tenka Mark Laukin. Frederikas Grein. Frederikas. Tauras Durų. Tauras? Markas Grem. Kaip galima miegoti per dovanų dalinimą? Ugnius Stukas. Yra Ugnius Stukas. Aha. Gabija Goodman. Gabija? Prašau. Vytas Alekna. Ar yra Vytas Alekna?